Μέρους της Συμμαχίας Φιλελευθέρων για 3 λεπτά, σας παρακαλώ. Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai. Energijos kainų augimas pastarąjį laikotarpį įgijo netikėtus mastus. Kainų augimą didina išaugęs naujų stambių rinkos dalyvių, ypač Kinijos energetinių išteklių poreikis. Be to, energetinius išteklius brangina jų gavybos brangimas bei geopolitinis naftą eksportuojančių regionų nestabilumas. Kainų augimą įtakoja Rusijos politika naudoti energetiką kaip ekonominio ir politinio spaudimo partneriams priemonę. Šiemet pasaulinės naftos kainos padidėjo beveik 15%. Be minėtų priežasčių įtakos daro OPEC sprendimas sumažinti naftos gavybą, nelauktai šalti orai JAV. Nuo kainų kilimo kaip išorinio veiksnio, kaip minima ir pranešime, nukentėjo daugelį ES šalių ekonomika, tiek eurozonos, tiek naujų valstybių narių. Mano šalis Lietuva, kurios ekonomika labai priklauso nuo energetinių išteklių importo, dėl energetikos kainų netikėto augimo viršijo Maastrichto infliacijos kriterijų 0,07% ir todėl netapo eurozonos nare nuo šių metų, kaip tikėjosi pradžios. Energetikos išteklių kainų augimas realiai neprognozuojamas ir tai turės įtakos kandidačių į eurozoną galimo įstojimo datoms, matyt nukeliant jas vis tolyn. Ar mes turime tik konstatuoti energetikos kainų kilimo įtaką es ekonomikai, ar turime daryti iš to išvadas? Jei kainų augimas buvo staigus ir nelauktas ir objektyvus, tai kodėl dėl pasiekmių kaltinamos tik valstybės narės? Juk apie bendrąją energetikos politiką Europą prakalbo tik po Ukrainos-Rusijos krizės 2006 metais. Sėkmingai kol kas pasibaigė dujų ir naftos konfliktas tarp Baltarusijos ir Rusijos šių metų pradžioje. Malonu, kad pranešime yra visas skyrius, kviečiantis Europą veikti dabar, investuojant į naujoves, energijos infrastruktūrą, atsinaujinančias energijos rūšis, technologijų platformas, perinant prie švarios energijos. Manau, kad esant tokiai energetiniai situacijai ES ir pasaulyje, mes, rūpindamėsi ne tik kainomis, bet ir įtaka klimato kaitai, turėtume diskutuoti ir apie saugios atominės energetikos panaudojimą, šiemet švenčiant Euroatomo 50 metų sukaktį. Pranešimo autorius ragina pagrindinį prioritetą skirti tikros Europos ir Viduržemio jūros baseino energetikos rinkos sukūrimui. Kas yra ta tikroji Europa, kur yra kaiminystės politika, apimanti bendradarbiavimą ne tik su Viduržemio jūros šalimis, bet ir su rytinėmis ES kaiminėmis? Dėl ko ES derasi su Rusija, rengdamos naują ES-Rusijos bendradarbiavimo sutartį? Ar mes atsisakome Rusijos naftos ir dujų, neturėdami bendros ES energetikos rinkos? Manau, kad naujosioms rytinėms ES narėms toks ribotas autoriaus požiūris nepriimtinas. Ačiū.